Daugelis turbūt nepastebėjo, bet pastarosius 4 metus pasaulyje vyravo defliacinės tendencijos. Dėl smarkiai atpigusių žaliavų vartojimo prekės nebrango arba net atpigo. Tokias tendencijas matėme ir Lietuvoje. Smarkiai brangstant paslaugoms, prekės beveik nepabrango. Ši tendencija baigėsi. Jau pabrango ir dar brangs daugelis žaliavų, nuo naftos ir plieno iki kavos ir pieno. Vis tik Lietuvos gyventojų perkamoji galia nemažės, atlyginimų augimo lėtėjimui priežasčių nėra. Vidutinis darbo užmokestis šiemet augs maždaug 2 sparčiau nei kainos. Nuo 2012 metų Lietuvoje pradėjo mažėti emigracija, deja, pernai ir užpernai ji vėl padidėjo. Tiesa, dalis to emigracijos išaugimo galėjo būti popierinis, tai yra anksčiau išvykę iš Lietuvos gyventojai rado priežasčių formalizuoti savo emigraciją. Prognozuojame, kad šiemet ir kitais metais emigracija vėl mažės. Tuo pačiu metu galime pasidžiaugti, kad per pastarąjį 5-metį kasmet į Lietuvą sugrįžta daugiau negu 15 000 anksčiau iš Lietuvos emigravusių lietuvių. Tikėtina, kad ši tendencija tęsis ir ateityje. Šiemet Lietuvos ekonomikos augimas paspartės, tačiau išliekame priklausomi nuo išorinės aplinkos. 2016 buvo politinių netikėtumų metai, tačiau jų pasekmes pradėsime matyti tik šiemet. Prasidės Jungtinės karalystės derybos dėl pasitraukimo iš ES, naujasis JAV prezidentas gali bandyti suvaržyti tarptautinę prekybą. Netruks politinės ir ekonominės įtampos ir šiemet. Vyks daug svarbių rinkimų Europoje, Kinijos valdžia sunkiai bando suvaldyti jos ekonomikos lėtėjimą. Vis tik Lietuva išoriniams iššūkiams yra pasiruošusi gerai, nėra biudžeto ir užsienio prekybos deficito, nesimato nekilnojamo turto, vartojimo burbulai, gyventojų ir įmonių santaupos yra rekordinės. Metai nebus nuobodus, tačiau tikriausiai dramatiško scenarijaus pavyks išvengti.